Sveiki visi, šioje pamokoje pasistengsiu išaiškinti switch ciklą ir, pagrinde kam jis naudojamas. Sakykime, switch ciklas nėra labai dažnai naudojamas, tačiau jis kartais atstoja ifus, tai yra sąlygos sakinius. Visų pirma, susikurkime kintamai, nusistatykime reikšmę į, tarkim, trejetą. Ir parodysiu visų pirma, kaip tai daroma su ifais ir vėliau parodysiu, kaip tai galima padaryti šiek tiek paprasčiau ir su būtent switch sąlyga. Tai jeigu ifas yra 1, kintamasis yra 1. Ir kintamasis nežinomas. Štai patikrinkime, aišku, nieko ypatingo nepamatysite, tačiau štai kintamasis yra 3, atvaizduoja šią eilutę teisingai. Esmė yra ta, kai žiūri visus šitos else if, tai atrodo gan sudėtinga ir, gal ilgas kodas ir painus gal šiek tiek. Tai esmė yra ta, kad su switch ciklu viskas gan paprasčiau, tačiau kartais vis tiek geriau naudoti būtent sąlygas. Tai nusistatome kintamai, a yra 2 ir toliau switch, raktažodis ciklo ir skliausteliuose mūsų kintamasis, tai būtų kintamasis a ir kodo bloke rašome raktažodį case, lietuviškai tai būtų savybė, 1, 2, pakomentuoti tai galima būtų taip, jeigu kintamasis yra 1, tai atvaizduojame kintamasis yra 1. Break funkcija, kuri sustabdys ciklą ir case 2. Jeigu kintamasis yra 2, tai atvaizduojame kintamasis yra 2. Break, case 3, tai kintamasis yra 3. Break. Ir vietoj else, tai yra, kad atvaizduot, jeigu kintamasis a nėra nei 1, nei 2, nei 3, mums atvaizduos numatytąją reikšmę arba numatytą tekstą, tai yra kintamasis default, tai yra raktažodis default, 2 ir atvaizduojame kintamasis nežinomas. Ir taip pat break. Taigi, breikas tam, kad sustabdyti ciklą, nes, tarkim, jeigu mums atvaizduos šią eilutę ir mes ciklo nesustabdysime, tai mums atvaizduos ir kitas eilutės. Tai sustabdžius mums atvaizduos tik reikiamą eilutę ir galime patikrinti. Štai kintamasis yra 2. Teisingai, galime nustatyti kitą reikšmę. Ir štai kintamasis nežinomas, atvaizduoja numatytą tekstą, kadangi kintamasis nėra nei 3, nei 2, nei 1. Tiek šioje pamokoje, ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų ir komentuokite.